visam vienodai rodo. Ir dar pamatėm va tokią baisybę. Detektyvinis maišelis. Kaip primenu, žinai, stabdžius kišęs skonis. O tu nebenervuok manęs. Pagaliau pasiekėm Nordkapą. Žiūrėk, radau. Vaipajukų. Dar vienas objektas laukia. Kur reiks perlipt tą kalną. Geriau pasakyk, kiek yra valandų. Medis auga gulom. Va, Nordkapas yra čia. Iš tie mes atvažiavom. Iš to, va, tos vietos. Ir dabar bandysim eiti va čia. Ir radom mes, kur ėjom. Mini trolio liežuvis. Nebaisu tau ten? Kaip pasakius truputėlį. Ten, žinok, vis dar debesys. Jo. Va, pažiūrėk, va ten supasi, va čia supasi, matai? Tuoj palauk. Eik, tu savo, tu čia kur sėdi. O čia galas, visas kraštas, pažiūrėk, nupjautas, čia kažkokia trolė masėt su pieva. Grinai, pjautas, va. Tai sakau, dinozauro dantis čia. A? Dinozauro dantis. Čia trolė pievos dantis. Nu gerai, tarkim. Tokia įdomi, jinai žiauriai. Visai jinai tokia. Ir čia jau aplink tokių visokių. Na ir ant viršaus atėjom. Turėklo trūksta. Ką? Nu grožis, eik tu savo. Per tos debesis tokia gaunasi prieblanda, nelabai matosi tas Nordkapas. Jau užuodžiu kavą ar dar ne? Vaizdai, vaizdeliai nuo pat ryto.
Per šitą tiltą važiavom, kai važiavom į Nartkepą. Ir paskui, kai grįžom atgal. Fantastika, tokie rytai. Ir oras lepina. Tokį didelį krioklį pamatėm. Varom žiūrėti iš arti. Bus dušas rytinis. Ai, neblogas, tai reikėjo rankšluostuką pasiimti. Sudėtingiausia dabar dalis prasideda, lipimas žemyn. Aukštyn užlipti visada lengviau kažkodėl. Bet žemyn nebe taip. Ir dar ypač sutapkiam per tokį va akmenyną. Kalnų upės dušas išbandytas. Patiko? Kojas iš naujo mes duosim apačioj. Turbūt. Kiek duodi šitai vietai? Na čia žinok visos 10 galim parašyti, ne? Be abejo. Prašai ir tu 10. Kielas 10. Gal nebūtumėm tenai nuėję, gal ir nebūtų 10, bet kai ten nusitrenkiam, labai fainai. Baigiam užlipti kalną. Nuo jo matysis Altos miestas visas. Lauki, kada pasieksim viršų. Jau pasieksim. Važiuosim į tą bažnyčią. Kur jinai čia nematau niekaip. O čia va. Ir pasiekėm bažnyčią. Labai įdomi jinai tokia. Graži tau šita bažnyčia. Labai įdomi architektūra. Belenkai. Privažiavom jau muziejų. Nu ką mes jau muziejai. Atsiranda jau tie raižiniai. Aha, ir matos. Bet tai išstatuota iš dar kažko pilta, kažkokio peizažo. Išvažiavom iš tunelio, palikom Altą, kažkokie visokie mechanizmai. Tai tiltukas toks va yra. Sustojom nakvyniai. O gal miegam šitam vagonėlį? Nu davai. Eik savo. O čia batai. Daug aš eisiu už. Užuolaidėlės, va. Pasislėpsim nuo šviesos. Iš vistogo pasikelti. Nu tai mes ne saboniai, gi ne aukšta ūgiai. Palikta kažkur vidury laukų. O, dar čia batai. Bet čia koks įdomus batas.
Geras. Ten dar kažkas, matau, yra. O dar vienas. Va ten va. Matai toliau? Irgi pečius. Va, žiūrėk, runduliukas, galėsim valgyti, pasidaryti, pečių turim, malkyčių rasim aplinkui. Va, kamerą pasistatė. Eik, savo. O, ir malkų prikišta. Va, net malkų yra, žiūrėk, net pasirūpinti nebereikia, parūpinta. O čia Rudolfai, kažin, mūsų neaplankys. Tai va, dėl to ir klausiu, kad čia visur užminuota. Nu ką, reikia eiti apsitvarkyti guolį. O, ir čia puodas paliktas. Vyrė valgyti ir paliko ir išvažiavo, ne? Geras. Neįsivaizduoju. Kailiukas. Ar čia trolio uodegytė, ar čia kas? Nu gerai, labai juodai puola, einam į vidų. Na ką, labas rytas, dar vienas rytas Norvegijoje. Ir mūsų vaizdeliai šį kartą tokie, nes ten, kur miegojom, nevirėm kavos, nes labai puolė uodai. Kai nenormalūs kokie, išbadėję. Sakom, važiuojam kur nors tolyn, rasim kokią kitą vietą, tai čia tų vietų milijonai. Jų net ieškoti nereikia. Tai sustojom dabar va čia. Girdžiu, kad ūžia ugnis, bet nematau kur. Ai, va, kur tai ją paslėpė. Kavos virimo aparatas. Žygis iki metalinio tilto per Krioklį. Aišku, čia dar ne tas. Čia tik įžanga. Vidury kelio. Kaip grožį. Aš taip galvoju, kad norvegai galvoja, kad beržai yra krūmai, o ne medžiai. Nu, biškiuką nukirtom. Ai, tiesiog kaip tolima. Baigiam ateiti. Nebedaug liko. Čia tas tiltas, kur galima šokti su guma? Jo. Įsijung. Ant tos lentos aš kaip užlipau. Čia traukinę, bėgiai galim sakyti. Medinę traukinę. Na, pabėgi tik tai. Na. Neatlaikė kažkokias įtampas. Eik tu savo.
pasakyti, kaip čia gražu. Nenoriu išeiti iš čia. O va dabar bus istorinis įvykis. Aš pirmą kartą pamatysiu, kaip Arūnas kažkur įmeta pinigėlį, kad nori čia sugrįžti. Ir kaip tu čia sakai, ką tik? Čia ne fontanas, bet... Bet geriau nei fontanas. Nu. Kaip ilgai krenta? Eik tu sau. Nu ką, ir Jūratės eilė. Ateik per vidurį labiau. Aš daug kur mečiau, aš daug kur noriu grįžti, bet jau čia. Čia yra pati gražiausia vieta, kur aš esu kada nors buvau. Belenkai. Bent kol kas čia yra kažkas ant žemiško. Visiškai. Nu ką, keliaudami nuo Krioklio. Išalkam baisiausiai. Staptelėjom, nes išalkom mažumėlę. Kai vilkai alkani. A ne, vilkas ta. Kur ta? Košė. Radau. Košė makalūšė. Nu, valgoma jau. Aha. Karšta, belenkai. Visai baika. Šeimynėlė. Čia jos veda turbūt šeimininkė. Ant tilto eina pasižvalgyt biškį. Man kartais patinka klysti. Nes tik klaida mus čia atveria. Pažiūrėk. Pasiklydom ir atėjom į gražią vietą. Žiūrėk, jie jau apačioj? Nu tai eisim ieškoti jų kelią. Jie žino. Matai, vietiniai. Vietiniai žino visus keliukus. Ja. Labą dieną. Kokiam diena šiandien? Nu, visą gerą. Atėjo pasigrožėt. Ne, čia apsiek. Nu, kaip paršiukas. Niam. Man tai kažkaip nekelia apetito tos tavo bulvės. Čia šį kartą man bus išbandymų metas, ne? Eik, tu eilėsies ir valgysi. Nu, pažiūrėsim. Reikia čia biškį pagauti tą petelnę, kad nepabėgtų. Kur pirštinė? Va, šaltas tos rankina. Nu, gal karšta. Eik tu persti. Kur šaukštas? Aiva. Žiūrėk. Nu, kvepia tai gardžiai. Kepėja pirštinė. O tai jos čia kaip apkeptūrė ar kaip? Nu, tai gali apkepti, gali net kepti. Ten nupaišytam paveiksliuką buvo apkepę. Tai čia tipo to padažo turi nelikti? Viskas šitur likti. Tai kaip apkeps padažė? Nu, tada turi nelikti. Nu, okei. Šios tikrai nėra kažkom labai baisiai ypatingas, bet jos good. Te. Pačią ploniausią. Uostą. Nu, man jos nekelia susižavėjimo. Burnon dėl. Ar žagariais dantim.
šiaip tai neblogai, negaliu sakyti. Patiko? Nu, man trūksta biškiukas skonio, bet šiaip nieko. Žinai, iš kur jie atskiria, ar diena ar naktis? Nu, Stulpio, ant stulpų šviesas uždega, kai naktis. bet tai kam ją dėkti? Nu, tu kad žinotum aplinkinį, ar naktis, ar diena. Tu pasižiūri laikrodį ir žinai. O tai jeigu laikrodis rodo iki 12. Čia pats sugalvoji ir čia iš tikrųjų. Supratau iš Laikrodis, kad iki 12 rodo. Diena, taigi nedegė šviesas ant stulpų. Nu, ne. Ne. O dabar naktis. Už tai taip ir šviesa, nuo stulpų šviesos čia. Nu, 8. Kas? Balą. Tai košiai? Dar vienas krioklys. Nauja diena, antradienis, man atrodo, jau šiandien. Kriokliukas matau visai nemažas, laukia mūsų čia. Tai parodysim tuoj. Sakiau, einam iš čia. Bet tai liepia lipti viršų. Tai tada reikia lipti. Kavos virimo ypatumai. Paslėpė nuo vėjo kavos aparatą. Jau beveik verda. Aha, tu. Pasiekėm vandenyną? Žiūrėk, stalas. Sofa. Na tai. Gali ateit savo pagulėti ant sofkelės. Einam, arčiau. Čia tie paukščiai, kur su ilgais snapiukais. A ne? Eisi dabar tą sofą? Nu tu taip, tokių bajerių nepamatysi prie jūros. Niekur, tik čia. O jie tau net gelia kojas. Mūsų rytas prasideda su žygio. Koks tau rytas, pažiūrėk, kiek valandų, jau tik ne pietus. Pietus. Anksčiau neišėjo niekaip, dabar tik tai. Žygiuosim į kalną, viršą. Ką, ko nepadarysim, einam? Gal ne? Nu ką, lipsim į viršą, žiūrėk, kur žmonės tenai. Toj pritrauksim. Mano laiptelį kelionė prasideda, ne? Na, kur čia jie dabar denga? Ten viršus. Matai, kaip mes jau aukštai? Oho. Tik pradėjom lipti. Nepavargai? Nori pailsėti? Be žodžių? Apleida žodžiai? Žodžiai liko pačiau. Tai kaip čia dabar taip?
Duok atsigerti. Nu, turbūt dar niekada tiek aukštai nesilipus laiptais. Ne? Kilometrą? Tikrai ne. Kilometras 100. Laiptukų. Radau draugų. Futbolo stadionas, va. Laivukas. Tu juokauji. Paveiksliukai. Varom dar aukštį. Oho, vaizdelė, čia nufotkinai viską. Nes čia bus laiškas. O, vaizdeliai. Ir 184 metrai aukšti, nėra aukšti, Bet tai vaizdai štai už mūsų. bet vaizdai. Tavo nugara kokia kiaura išlapė visa. Tai čia kas bus mūsų priešpiečių stotelė, ne? Nu, neatsigaunu nuo vaizdų. Keiksnojaus lipdama į tą viršų, bet dabar nei kiek negaila nei vieno žingsnio. Žmonių lipančiai viršų pilna. O mum lipimas žemyn jau lengvesnis. Jūratė kažkur tenai. Nebematau, kur dinga, bet dar tolinai. Nu ką, turim lietuviškas 3 valandas ir 10 minučių. Žiūrėsim, kada Jūratė grįš. Pagaliau ir Jūratė grįžo. Pagaliau ir Jūratė pasirodė. Važiuoju šipsuotis, dabar likti kalną striukę pasiimti, nes man netilpo mano džempas į kuprinę. Kieno striukė? Tavo? Nes man netilpo mano džempas. Kiek čia atsilikai nuo manęs? Nedaug. 7 minutės, 8. Turim tai, čia kažkas liko viršai? Taip, Kas? tavo striukė. Nesvarbu kažkas. Nes netilpo mano džempas, mano kuprinė yra mažytė. Lėkiai ir nulėkiai. Nu gerai, galvoju, paliksiu striukę, galėsi grįžti pas mane. Ne aukštai, ten kažkur per vidurį. Ok, tegu būna, grįšim po kiek metų. A ne? Visokiais balseliais. Riedulys kabaliuojantis tarp uolų. Čia, žinok, gausi ateiti kažkur tai čia pas mane.
Bet ten mes neužlipsim. Va, kur ta Jūratė laksta. Kitam kanjono šone. Prieisi ir aš tuoj. Šitą kanjonėlį. Žvejų kaimelis pavadinimu A. Yra Lafatėnų gale. Ir kuriam dabar čia jau mes esam. Aš manau, kad mes dar galim biškį labiau į galą paeiti. Ten eidami? Ne, o čia. Ai, va čia? Arčiau vandens, bet Sakai? pasileisti prie jūros. Pabėginti. Nepaeis, tai nepaeis. Eik, tu paklant, žinok, jau kojas braška man. Rytas. Labas rytas. O tokie vaizdeliai šiandieną mums. Pusryčių vietą ant kelio. Nu, jeigu jie alkani mažučiai. Nuveda mama nuo kelio tos mažylius. Link vandenuko. Kaip vandenukas. Ledinis. Visiškai ledinis. Kaip jis tau? Šiandien šiltesnį. Tu pasižiūrėk. Žmonės iš viso įbridė į vandenį. Aš nedrebu. Eik, čia istorinis įvykis, kad tu vandenį. Baltutė. Nusiplausim kojas ir varysim toliau. Oi, kaip gerai. Turim lietuviško, kiek čia beveik pusę 2 valandų. 2019 metais pastatyti laiptai. Šiek dar vėl laiptai. Man tuoj bus alergija laiptam. Situacija kartojas kaip vakar. Vėl laiptai, kurių galą net nematyti. Čia greičiausiai ir baigsis laiptai. Vieną mažą statelę. Truputuką apstairysim ir toliau. Trolių uodegytės. Pavargus? Ne, Tik tai visą šiaip užrasaujusi, ne? karšta ant saulės. Su varstais akmenin dabar eisim. Nu, baigęs tie lygus akmenis, o ten tolumoj ir vėl laiptų krūva matas. Aš jau sapnuosiu. Nu, pažiūrėsim. Laiptų sapnuoti bus žinok didžiausias košmaras. Viršūnėm šitokiom akmenų vaikštam.
Ople. Ką Jūratė bando užlipti? Žiūrėsim. Žiūrėsim, kaip man čia seksis. Žemyn nežiūrim. Tik aukštyn lipom. Ople. Ople, nugara šlapia. Nuo tos kuprinės. Ople. Ople, ople. Ople. Oh my god, žinok, bijau žemyn žiūrėti. Gerai. Gerai, grįžti atgal. Žygiavimas žemyn prasideda. Vėl dalis kelio laiptais ir visokiom uolom po to. Mes tai padarėm. Aha, bet kojas prašys, kad jos būtų nešiojama. Nebe jos mane neša. Mes jau dabar nekilnojami turtai. Jipi, paskutinis laiptelis. Džiaugies matydama laiptus. Aš nebegaliu. Nu, bet šitie gal bus patogus. Čia bent jau žino konkretaus aukščio visi. Bent jau aukštis geras. Žinau, kaip keistai. Normaliais laiptais lipti yra. Šitie laiptai yra geris? Nu, kai kojų nereikia kelt iki klyno. Nu, ne iki klyno, biškį mažiau. Bet rimtai, nu, va, visai kitaip lipasi. Nu. Nu, ten tai. Mes į šitą vietą buvom atvažiavę. Sustojam. Jo, važiuodami pirmyn sustojam, bet buvo lietus, rūkas, nieko čia nesimatė. Ir buvo labai daug žmonių, net nebuvo nei mašinos kur pastatyti. O dabar? Mėlynos dangas.